Variklio kapitalinis remontas jo net neardant, tai daugeliu vairuotojų skamba neįtikėtinai, tačiau intriguojančiai. Šiandien laidoje užsukome pas tuos, kurie žino, kaip pavargusi variklį prikelti antram, na, o gal netgi trečiam gyvenimui. Tai RVS Master produkcija, kurios dėka pavyko įpūsti gyvybės ne vienam tūkstančiui variklių. Reportaže atskleisime visas kortas apie šį intriguojantį gaminį, tačiau pradėkime nuo to, kas yra tas paslaptingasis RVS Master. Ši produkcija yra gaminama Suomijoje kompanijos RVS Master EU. Tai metalo keramikos pagrindų sukurtas produktas, kurį panaudojus iki gamyklinių parametrų atsistato sudėvėti metaliniai paviršiai, pavyzdžiui, varikliuose ar pavarų dėžėse. Ši sintetinė medžiaga buvo sukurta ir nuolat yra tobulinama slaptame mokslinėme institute. Jau 13 metų RVS Master produkcija prekiaujančios įmonės RVS technologija vadovas Antanas Pocius sako, kad šio produkto efektyvumas ne tik įrodytas, bet ir įvertintas ekspertų. Praeitą savaitgalį teko būti eilinį kartą, 5 kartą parodoj, ką pasiesi, tai atsiliepimai gana įspūdingi, klausantis pačių ūkininkų. Vat mano traktoriukas pasinaudojo prieš 5 metus, 6 metus, dar kol kas nesugrįžo į pirmykštę sudėvėjimo stadiją. Antanas Pocius sako, kad produkcijos gama tokia plati, kad kiekvienas vairuotojas čia atras jau automobilių ar kitam agregatui tinkamą RVS buteliuką. Specialistai ne tik padės nusipirkti jam tinkamą RVS produktą, bet ir suteiks visą reikiamą instrukciją teisingam produkto panaudojimui. Privalo vairuotojas arba klientas atėjęs pas mus pasakyti, kiek karteriai tepalo telpa pagal gamyklą gamintoje, ir mūsų paletė atrodo taip. Iki 4 litrų benzinui, tai yra karboninėm varikliam, iki 6 litrų, toliau eina dizeliam iki 4, iki 6, iki 25, iki 35 traktorių, iki 35 sunkvežimiui, reiškia, ir pavarų dėžėm. TR5, TR7 automatiniai pavarų dėžiai, ten benzopjūklui, kuro siurbliui, vairo stiprintuvui ir taip toliau yra. Į komplektą privalo įeiti ir naudojama yra praplovėjas. Galiu patikinti televizijos žiūrovus, kad nereiktų bijoti, šitas praplovėjas yra ne anų laikų praplovėjai, yra RVS Master mineralo irgi pagrindu, ir tas praplovėjas supylus į seną tepalą, jis turi savybę suminkština riebokšlius, gumeles įvairias, tarpines, reiškia, ir išvalo metalo paviršių, kad vyktų rimtesnė, geresnė reakcija su šitais pagrindiniais buteliukais. Tai jeigu imti vieną pavyzdį, tai automobilį iki 4 litrų karteryje tepalo, vienas buteliukas arba pakuotė praplovėjo, toliau pakeitus po 500 km tepalą, eina G4 arba G6 benziniam varikliui, vieną pakuotę, po 500 km į tą pakeistą naują tepalą kartojasi dar vieną pakuotę. Tai visą reikalingą automobilį, ar traktoriui, ar kombainui 3 pakuotės. Čia yra benzinai, o toliau komponuojasi su dizeliniu pagrindiniu RVS Master produktu. Pavarų dėžėm, reduktoriam ir taip toliau, ten praplovimas nėra būtinas, pilasi vienas buteliukas profilaktiškai arba pakuotė viena profilaktiškai, o jeigu reikia jau spręsti techninį susidėvėjimą, tą normalų susidėvėjimą, tai reiktų ir pakartoti. Antanas Pocius sako, kad rinkoje yra ir kitų panašių produktų kaip RVS Master, tačiau šis gaminys, pasak pašnekovo, yra unikalus ir nei vienas jo analogas rinkoje neprilygsta RVS Master technologijai. RVS Master produktas tai yra vienintelis, kurisai reaguoja su metalu nuo trinties. Daug lentynose, atsarginių dalių parduotuvėse, servizuose yra taip vadinami tepalų priedai. Ir klientai labai daug maišo ir visada vadina, čia irgi daktoriukas, čia tepalų priedai, taip toliau. Tepalų priedai reaguoja su tepalais, ne su metalu. Aišku, savame jie padengia kažkokią plėvelę, metalinius paviršius ir taip toliau, bet tokių rezultatų pasiekimų, reiškia, kaip mes esam pasiekę su savo produkcija RVS Master, kad nepakinta atsistatę metaliniai paviršiai iki gamyklinių parametrų virš 100 000 km ir praktiškai neturi įtakos tepalų keitimas mūsų produkcijos panaudojime. Tai yra nanotechnologijos gana aukšto lygio.
Patarlė sako, kad ne žodžiais, o darbais mes tėvynę mylime. Tad RVS Master veiksmingas ne tik teoriškai, bet ir praktiškai. Šio produkto dėka netgi pasiektas Lietuvos rekordas. Dėka agentūros faktams suorganizuotas mokslinis bandymas, galbūt taip pasakyti, kadangi dalyvavo iš Technikos universiteto profesoriai transporto, iš Gedimino Technikos universiteto ir taip pat iš Stulginskio Žemės ūkio akademijos trinties katedros profesoriai. Ir stebėjo tą reiškinuką dirbantį variklį be tepalo, ekstremaliom įvairiom sąlygom. Ir tas variklis, atidirbęs 2 valandas 7 minutės, jisai net neužkalė, bet jau visiems buvo atsibodę laukti ir neturėjo laiko, kadangi reikėjo grįžti atgal į darbą. Ir mes sėkmingai užpylę tepalą grįžom į Panevėžį, toliau eksploatavom tą automobilį. Parodomųjų pristatymų metu mes pastoviai išleidžiam iš katerio tepalą ir jisai dirba variklis, kiek žmonės turi kantrybės laukti. Valandą, 2 minutės, pusę valandos, 40 minučių įvairiai. Tačiau Antanas Pocius sako, kad kartais tenka taupyti klientų pinigus jiems RVS Master produkcijos tiesiog neparduodant. Kiekvieno pirkėjo individualų atvejį analizuojantis variklių specialistai kartais konstatuoja, kad RVS Master variklių jau nebepadės, todėl klientas raginamas nešvaistyti pinigų veltui. Būna tokių atvejų, kad mes ir neparduodam. Kadangi žinom, jau iš kliento pasakojimų, matom, kad yra techninis gedimas, o mūsų produktas sutrūkusių žiedų arba pradegusių vožtuvų nešalina. Taip pat mūsų produktas nerekomenduotinas naudoti automobilį, kada jis buvo perkaitintas, kada buvo eksploatuota be tepalo, arba yra techniniai gedimai. Tai va, tą mes nustatom ir priimam sprendimą. Galų gale, jeigu priimam sprendimą ir parduodam tą produktą, tai jau tas klientas, mes taip vadinam, yra palindęs po RVS Master vėliavą ir mes jo nepaliksim likimo valiai. Mūsų firma praktiškai reaguoja į visus skambučius, kada RVS nedavė reikiamo rezultato, jį panaudojęs. Mes važiuojam bet kokį Lietuvos tašką, aiškinamės, yra priradyta labai daug variklių, kaip labai daug, kokį 10-12 variklių ir visais atvejais buvo įsitikinta, kad RVS Master produkcija negalėjo padėti, kadangi ten buvo paslėpti techniniai gedimai. Ir aš turiu vieną atveją, kur yra sunkvežimis Renault, pirktas iš Vokietijos. Jo problema buvo tokia, dūmingumas šiek tiek buvo, trauka susilpnėjusi buvo ir degino tepalą. Gana nemažai degino tepalą variklis ir buvo panaudota RVS Master ir rezultatas koks. Tepalo deginimą visiškai praktiškai nenustojo, nors dūmingumas sumažėjo, trauka atsirado. Tai va, firma savininkas firmas liko nepatenkintas, reiškia, pinigų suma nemažai išmesta į balą. Ir buvo išardytas tas variklis, aš buvau pakviestas ir suradom kaltę, dėl ko mūsų produktas nepadėjo. Tai va, galiu parodyti, reiškia, yra nutrūkusi briauna tarp tepalinio ir kompresorinio žiedo. Tai yra techninis gedimas arba išvada, kažkada jisai buvo perkaitintas tas variklis, nes aptrupėjusios tos briaunos ir net alkūnio velnio indeklai raudoni išorės pusė, ne vidaus, bet išorės pusė. Taip pat turim, kur klientas irgi nusivylęs buvo laikinai šito mūsų produkto, jisai bandė panaudoti pavarų dėžei, kuri triukšmavo, tiesiog užė ta dėžė ir buvo panaudotas RVS-as, 2 kartus beje panaudotas ir rezultatas neigiamas. Tai išardžius pavarų dėžę, įsiaiškinti, kodėl mūsų produktas nepadėjo, nustatėm, kad subirėjęs šitas goliukas, kuris dedasi ant šito galo vėlenėlio, pakliuvo jo dalis po dantračio dantim, nuskeltas dantis, reiškia, ir triukšmas nesumažėjo. Tai yra techninis gedimas, ką aš kalbėjau. Tokiais atvejais mūsų produktas norimo rezultato neduos. Antanas Pocius sako, kad RVS Master kaina daugelių vairuotojų priimtina, o ji kur kas mažesnė nei kapitalinis variklio remontas, jį ardant ir keičiant dalis. Kaina lengvam automobiliui tai būtų nuo 230 iki 300 litų, traktoriam 400-450, kombainam didesnių karterių tepalo kiekių iki 1000 ir vilkikam taip pat 1000-1100. Tokia kaina kapitalinio remonto, kur praktiškai niekas nesiremontuos. Jeigu imti šiuolaikinius traktorius žemės ūkio,
tai variklio remontas kainuoja virš 12-15 tūkstančių, 7 tūkstančių ir taip toliau. O čia nekainuoja 1000 litų. Antanas Pocius ir vaizdžiai pademonstravo RVS Master produktų apdorotas variklio dalis. Tai gyvas įrodymas to, kad RVS nauda nėra mitas ir šis gaminys tikrai veikia. Aš turiu rankoje naują iš sandėlio paimtą guolį, autobuso Mercedes pavarų dėžės. Ir matom, koks yra jo vidus šiurkštus, tai yra nustatyta laboratorija 6 mikronai, tai reikalinga tepalas, kad slystų. Ir aš turiu 500 000, jau jisai matęs vargo, patamsėjęs iš išorės tas guolis, o vidinis paviršius panaudojus RVS Master produkciją pasidengia metalo keramiką ir blizga praktiškai kaip veidrodis. Jo šiurkštumas yra 0,02. O todėl mes ir pasiekėm rekordą Lietuvoje, todėl mes galim važiuoti be tepalo arba grįžti iš taško į tašką arba namo pramušus karterį, jeigu buvo prieš tai panaudota RVS Master produkcija. Šitas alkūninis velnas yra lengvo automobilio. Prieš 80 000 kilometrų buvo panaudotas RVS Master produktas. Ir po 80 000 teko išardyti ir pastebėti arba nustatyti iš tikrųjų, ar čia yra padengta metalo keramika. Ir galim pamatuoti varžą. Jeigu paimt metalo varžą, reiškia, bus konstanta 0,7-0,8, ir čia metalo varža yra. Galima taip pat pamatuoti, kokia yra dalečio to blizgančio gražo kakliuko metalo keramikos varža. Ir 30, ir 50, ir įvairiai, kadangi čia yra skirtingi sluoksniai, man sunku nustatyti ir konstanta niekada nebus. Bėga. Reiškia, yra metalo struktūra pakeista. Antanas Pocius taip pat pristatė ir dar vieną RVS Master EU mokslininkų sukurtą produktą, tai degalų katalizatorių savo savybėmis išsiskiriantis iš kitų rinkos produktų. Jo pavadinimas yra Foalex, tai yra degalų katalizatoriai. Šitas melsvas buteliukas tinka benzininiam varikliam į kuro baką, šitas ružavas, kaip pavadinti, tinka dizeliniam. Dabar ką jie padaro? Jie pirmiausiai pravalo purkštukus, degimo kamerą ir vožtuvus. Tai yra labai svarbu. Toliau garina vandenį bake, tirpdo nuosėdas bake, neužneša kuro filtrų, kelia cetaninį ir oktaninį skaičių iki 7. Ir pati sudėtis yra irgi to floreno medžiagos, kur aš minėjau, ir eteris, negaruojantis eteris. Tai yra ekologiškas produktas, nekenksmingas nei žmogui, nei aplinkai. Taigi, jei vis dar sukate galvą dėl savo automobilio variklio būklės ir jau skaičiuojate, kiek kainuos kapitalinis remontas, rekomenduojame neskubėti ir pirmiausia pasitarti su RVS Master specialistais. Galbūt jūsų varikliui tereikia šio stebuklus darančio gaminio. Įmonė RVS Technologija įsikūrusi Panevėžyje Gabrielės Petkevičaitės bitės 35, antrame aukšte virš techninės apžiūros centro. Tegul varikliai sukasi lengvai.